Sveiki visi! Šiandieną tikriausiai bus kitoksai video vien tik dėl to, kad įžanga nebus tokia ilga. Iš karto eisiu prie esmės. Faktas kaip blynas. Yra merginų, kurios nori atrodyti realybėj taip pat kaip ir nuotraukose. Gerai, panelės, aš jums pateiksiu pavyzdį, kaip visą tai turėtų atrodyti. Iš tikrųjų, manau, kad atrodytų... Eik šit! Iš tikrųjų, manau, turėtų atrodyti savotiškai, jeigu per mano video nesikeistų mano veido emocijos. Nežinau, kodėl, bet visi man sako, kad mano veido išraiška visą laiką yra tokia pati. Na gerai, o dabar pereikime prie kito reikalo. Taigi, vaginagi... Na, o dabar pereikime prie kitos temos. Iš tikrųjų, gavau klausimą, kuris mane pakankamai sudomino. Kaip tu manai, kodėl tarp vlogerių yra tiek mažai panelių? Iš tikrųjų, ilgai mąsčiau ir mano išvada buvo tokia. Dauguma panelių jaučiasi negražios, todėl padaugina veido priežiūros priemonių. O padauginus jų, jos tampa rudu mergaitėmis. Sveiki visi, mano vardas Olga. Ir tai yra pirmas mano video. Iš tikrųjų, galiu pasakyti, kad aš jaučiuosi gražiai vien tik dėl to, kad aš esu natūrali ir niekada gyvenime nepadauginu pudros. Beje, kalbant apie rududų mergaitės, iš tikrųjų, panelės, aš jau suprantu, pas man irgi buvo toksai etapas. O tą etapą galite pamatyti pirmą mano ir Remigijaus video vaikinų ir merginų nuomonę. Noriu jūsų paprašyti apsilankyti mano Facebooko fanų puslapyje ir tenai sužinosite visas naujienas patys pirmieji. Taigi, paspauskite patys ir pasiūlykite draugams. Taigi, paspauskite subscribe, laiką ir būkite tokie geri. Nesmerkit manęs. Su jumis buvo aš, Leliukas Elina, visus jūs myliu, bučiuoju ir iki.